Sveiki atvykę į antrą dalį Lego fabriko miesto. Jeigu jums patiks šis, būtinai paspauskite mygtuką patinka ir paspauskite prenumeruoti. O dabar pradėsim. Dėmesio visi! Svarbią žinią aptarti kaip gyventojai. Greičiau pasakyk tu šitą nesvarbią žinią. Mes turim sugalvoti, ką daryti iš tų prakeiktų mūsų valdovų. Prezidentų dar iš vis. Nors jie net taip vadinti negalima. Klausykit visi, aš jūs sukviečiau būtent dėl šito ir dalyko. Klausykit. Mes turėsime sugalvoti planą, kaip padaryti. Reikės pabandyti priversti prezidentą padaryti rinkimus. Ir tada per rinkimus, kad laimėtų kažkas iš mūsų. Ir tas prezidentas turės išmesti iš mūsų miesto. Ir taip mes viską padarysim. Kaip tu priversi prezidentą leisti rinkimus? O tikrai, kaip tai priversi? Mūsų taisyklių knygoje yra, kad jeigu visi gyventojai nori padaryti rinkimus, tai tada, vadinasi, gali būti rinkimai. Taip proti priversim, pasakyt. Labai kvailas, tai lengva įtikinti. Man irgi. Klausykite, rytoj turėtų prezidentas grįžti ir pranešti naujas žinias, tai per tą laiką prieš jam atvykstant jau pradėsim kažką sakyti ir priversim padaryti balsavimą, gerai? Tai visi susirinkite, galvojam, visi susirinkite čia prie centro kokią 2 valandą dienos, visi suprato? Taip. Gerai, pagaliau ateis galas tam prezidentui. Kaip gerai ir šilta. Gal galėtume prisijungti, nes mes nelabai spėjom laužą užsikurt. Tai mes labai čia sušalom. Laukit. Laužas irgi nėra labai didelis, bet jeigu jūs norit ir jums nelabai tikrai pavyko laužą skirtai, prisijungit prie mūsų. Bet jau nebijokite. Rytoj jau greit mes atkeršysim prezidentą ir išrinksim naują prezidentą. Ačiū labai, ačiū. Dabar ir aš eisiu miegot. Aš taip pavargau ir niekam nerandu tą parakeikto fabriko miesto. Aš jau einu, ieškau, bet niekaip nerandu. Reikia sugalvoti, ką reikės man daryti toliau. Veikia mėsa. Skaniai, bet aš nežinau, ar čia tikrai valgoma mėsa. Per užėmęs kažkoks. Kas čia nukrito? Negera. Nejaučiu savo kojos. Kakite, mano lėktuvas nukrito, šalia manis kažkokia mėsa. Tiesiog, man tik fabrik miestą reiks. Fabrik? Jo, žinai, fabrik miestą. Jis nežinau tiksliai kodėl, nes dabar nelabai atsimenu. Apie ką mes kalbam? Jis to išpratės. Jis tikriausiai taip stipriai trenkėsi, kad beveik viską pamiršo ir dar koja beveik baigė susilaužti. Tekojite. Nu ja.